Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Ar pastebėjote, kaip greitai bėga laikas? Kažkas yra paskaičiavęs, kad tėvai per dieną vidutiniškai vaikams skiria vos 7 minutės. Ir viskas per tą skubėjimą. Kodėl? Tam, kas svarbiausia, mes skiriame tiek mažai laiko. Kažkas yra pasakęs, kad skubėjimas nėra iš velnio, skubėjimas yra pats velnias. Biblijoje užrašytose psalmėse randu tokius žodžius. Tuščia jums anksti keltis ir vėlai eiti gulti, jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną, nes tais, kuriuos myli, viešpats pasirūpina jiems tebemiegant. Psalmių knyga, 127 skyrius, 2 eilutė. Čia gera žinia nuolat skubantiems ir užsiėmusiems žmonėms. Kartais pats dvasingiausias dalykas, kurį gali padaryti, tai eiti namo ir gerai išsimiegoti arba praleisti ramų laiką su tais, kuriuos mylime. 23 psalmėje karalius Dovydas rašo: Viešpats yra mano ganytojas ir man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Psalmių knyga, 23 skyrius, 2 eilutė. Jei būtume avis, tai mes suprastume, apie ką čia yra rašoma. Tai yra tobulo rojaus įvaizdis. Čia yra kalbama apie poilsį ir apie atgaivą. Dievui rūpi, kad mes būtume pailsėję. Jis nori, kad mes gyventume pilnavertį ir subalansuotą gyvenimą. Jis nenori, kad mes visą laiką dirbtume. Bet ar mes mokame ilsėtis? Kiek iš mūsų sąmoningai skiriame laiko poilsiui? Būkite sąžiningi. Ar žinote, kad 1 iš 10 Dievo įsakymų yra skirtas poilsiui? 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties, tavo Dievo šabas. Išėjimo knyga, 20 skyrius, 9 ir 10 eilutė. Tai yra 4 įsakymas, 1 iš 10. Jis eina kartu su tokiais įsakymais kaip nevok, nežudyk, nesvetimauk. Štai kaip rimtai Dievas žiūri į poilsį. Biblija vadina šią dieną, 7 dieną, šabu. Išvertus iš hebrajų kalbos tai reiškia poilsis. Visi – verslininkai, studentai, vienišos mamos ir tėčiai – tai įsakymas. Sąmoningai skirkite laiko pailsėti. Nebijokite, pasaulis nesugrius, Dievas rūpinasi mumis. Kas turite arba turėjote mažų vaikų, tai pastebėjote, kad vaikai nemėgsta atsigulti ir eiti miegoti. Priešinimasis poilsiui yra nebrandumo požymis. Jei tu visada dirbi, esi užsiėmęs, nelieka laiko savo ir tavo šeimai, elgiesi nebrandžiai. Tačiau, kodėl mums taip sunku rasti poilsiui laiko? Aš išdrįsiu teigti, kad mūsų darbas ir poilsis yra artimai susijęs su tuo, kas mes esame. Tai yra susijęs su mūsų verte. Ne vienas galvojame, kad būsime labiau vertinami, jei daugiau dirbsime ir savo gyvenime pasieksime. Mes sumaišome tai, kas mes esame, su tuo, ką mes darome. Juk ir kai susipažįstame su kuo nors, tai antras klausimas, po klausimo, koks tavo vardas, yra, kuo tu užsiimi. Mūsų vertė dažnai iš mūsų manymų kyla iš mūsų veiklos. Biblija to nemoko. Ji moko mus, kad mūsų vertė nepriklauso nuo to, ką mes darome. Gal jūs augote tyliai, savo širdyje galvodami, kad esate niekas. Gal jums tai yra pasakiusi mokytoja, o gal jūsų draugas, o gal šeimos narys. Ir tikroji jūsų užimtumo priežastis yra noras parodyti, kad jūs esate kažko verti. Taip jūs niekada nesijaučiate padarę pakankamai. Jūs negalite sau leisti sulėtinti savo gyvenimo tempo. Palaimintas kiekvienas, kas atranda stiprybę Dieve. Ir tas, kuriam jo visos nuodėmės atleistos. Nes viešpaties gailestingumas lyg dangaus tiems, kurie nuoširdžiai šaukiasi jo vardo. Tiems, kurie dreba prieš jo žodį. Jis gyvas, jis arti, tikroji pagalba viešpatyje. Vienintelė paguoda tik jame. Jis amžinai gyvas, Dievas pakyla, išgelbėti tuos, kurie laukia jo.
Tikroji pagalba viešpatyje, vienintelė paguoda tik jame. Jis mūsų skydas, mūsų ramybė, pasitikėkime broliai juo. Palaimintas kiekvienas, kas atranda stiprybę Dieve, ir tas, kuriam jo visos nuodėmės atleistos. Nes viešpaties gailestingumas lyg dangaus tiems, kurie nuoširdžiai šaukiasi jo vardo. Tiems, kurie dreba prieš jo žodį. Jis gyvas, jis arti, tikroji pagalba viešpatyje, vienintelė paguoda tik jame. Jis amžinai gyvas, Dievas pakyla, išgelbėti tuos, kurie laukia jo. Tikroji pagalba viešpatyje, vienintelė paguoda tik jame. Jis mūsų skydas, mūsų ramybė, pasitikėkime broliai juo. Tikroji pagalba viešpatyje, vienintelė paguoda tik jame. Jis amžinai gyvas, Dievas pakyla, išgelbėti tuos, kurie laukia jo. Tikroji pagalba viešpatyje, vienintelė paguoda tik jame. Jis mūsų skydas, mūsų ramybė, pasitikėkime broliai juo. Jis mūsų skydas, mūsų ramybė, pasitikėkime broliai juo. Jis mūsų skydas, mūsų ramybė, pasitikėkime broliai juo. Kasdienė mana. Biblijoje rašoma, kad kai Dievas sukūrė pirmosius žmones, jis padarė juos pagal savo atvaizdą. Ne beždžionė, o pats Dievas yra mūsų giminaitis. Jums nereikia nieko įrodinėti. Jei jūs esate Dievo sukurti, vadinasi, tai buvo verta daryti. Aš esu aš ir tuo esu patenkintas, nes Dievas mane tokį sukūrė. Taip, aš gyvenu netobulame pasaulyje, ne viskas mano charakteryje, mano kūne ir mano aplinkoje man gali patikti, bet Dievas apdovanojo mane sugebėjimu kažką pakeisti ir nuolankiai priimti tai, ko negaliu pakeisti, bei džiaugtis gyvenimu, nepaisant visų trūkumų. Man jau nebereikia švaistyti laiko, gaunant pripažinimą iš kitų žmonių tam, kad būčiau laimingas. Kiekvienam reikia suprasti, koks jis yra vertingas Dievo akyse. Viena mama turėjo neįgalų berniuką. Jo vyresnysis brolis žaisdavo futbolą ir tą berniuką visada mama atsivesdavo pažiūrėti rungtynių. Jam paaugus atsirado galimybė ir jam pačiam pradėti sportuoti neįgaliųjų lygoje. Jis buvo priimtas į komandą ir jam buvo duoti sportiniai drabužiai. Tas berniukas nekantravo grįžti namo. Vos tik grįžęs jis apsivilko naujai gautą sportinę aprangą ir atėjo pasirodyti mamai.
Dabar aš jau tikras berniukas, didžiuodamasis ištarė jis. Mama jį apkabino ir patikino, kad jis visada buvo tikras berniukas. Jėzus kalbėjo, įsižiūrėkite į padangių sparnuočius, jūsų dangiškasis tėvas juos maitina, argi jūs nedaug vertesni už juos. Evangelija pagal Matą 6 skyrius 26 eilutė. Jei Dievas pasirūpina žvirbliais, kurie atrodo tokie nereikšmingi, argi nemanote, kad Dievas pasirūpins ir jumis? Yra 3 tipų nuovargis. Fizinis, kai pavargsta mūsų raumenys, emocinis, kai pavargsta emocijos, jausmai ir dvasinis, kai dvasia išsausėja ir toks nuovargis siekia giliausias mūsų širdies gelmes. Manote, kad jums reikia atostogų, tačiau atostogos nepadės, jei kalbame apie emocinį ir ypatingai apie dvasinį nuovargį, nes jums reikia daugiau nei atostogų, kad atsigautų jūsų emocijos ir dvasia. Galite išvažiuoti porai savaičių į Tailandą, tačiau grįžus vėl jūs pasitiks ta pati įtampa, tos pačios problemos. Mes privalome peržiūrėti savo vertybės ir tą įtampą iškeisti į Dievo ramybę. Jėzus kalbėjo, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Evangelija pagal Matą 11 skyrius 28 eilutė. Ar esate pavargę nuo įtampos? Jėzus kviečia ateiti pas jį. Jis neuždės ant jūsų daugiau naštos. Kai kurie iš mūsų tiesiog lekiame per gyvenimą, imdami iš jo viską, kas pasitaiko kelyje, net nesusimastydami, kas yra svarbiausia, nepasitenkindami, ką turime ir nepasimėgaudami procesu. Imame paskolas, tapdami vergais ateinantiems dešimtmečiams, o tada nerimaujame dėl to, kas išmokės visas tas paskolas. Kiti dar blogiau bando apgaulę visaip užsitikrinti savo gerovę. Nieko nebus. Karalius Saliamonas rašė, geriau viena sauja su poilsiu, negu 2 saujos su triūsu. Mokytojo knyga, 4 skyrius 6 eilutė. Geriausi dalykai gyvenime nėra daiktai. Dar neteko girdėti mirštančio žmogaus sakant, galėjau daugiau laiko praleisti ofise. Dažniausiai žmonės gailisi, kad praleido per mažai laiko su savo vaikais, vyru, žmona, Dievu, su savimi daiktų nepasiimsime. Visas tas skubėjimas greičiausiai tik parodo, kokios neramios mūsų širdys yra. Padarykime tai savo gyvenimo įstatymu, skirti bent 1 dieną tokiam poilsiui, kai gali pailsėti mūsų kūnas, emocijos ir dvasia. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.